Na ką, mėly, kalbam bičiuliai, su dar vieną valandą įsibėgėjame, sveikinimai ir linkėjimai sulaukus pietų pertraukos ir kaip anonsavau praėjusią valandą, artimiausią pusvalanduką primiktinai siūlau likti kartu, mat turime neeilinį svečią ir tikrai bus neeilinis pokalbis. Šiandieną pas mus svečiuose pats Nemuno ambasadorius, plausto Nemo kapitonas Renatas Žila. Gerą dieną, Renatai. Labas, Antanai, sveiki visi Gold FM klausytojai, labai malonu būti studijoje. Man smagu, kad mes taip karts nuo karto sezoniškai pasimatom, tai matyt ir nuo to klausimo pradėsiu, tai kaip kapitonas įžiemojot? Nu kaip kapitonas, kaip bebūtų ironiška, daugeliui beveik 99% kapitonų laivyba baigėsi galbūt spalio-lapkričio mėnesį, Taip. o aš lieku ant vandens praktiškai visus metus. Pas manegi Nemo kelionės įsivystė dar į naują brandą, mes su tavim kaip tik truputį kalbėjom prieš pačią laidą studijoje, tai yra Nemo lieptai pontoniniai, tai aš kaip ir pražiemojau ant vandens visą tą žiemą. Tai paprasčiau kalbant, Nemo plaustas tokius palikuonius į pasaulį leidžia į mažesnės lokacijas. Taip, ne tik palikuonius, netgi iš viso to išsivystė toks labai tokia įdomi frazė, kad Nemo plausto karkaso DNR perėjo į Nemo lieptų, pontoninių lieptų karkasų DNR. Ir visa tai yra labai susiję. Tai praktiškai Nemo kelionės yra kur kas platesnis brandas negu tik kelionės Nemunu. Bent jau mano gyvenime taip labai įdomi viskas ir kliuojasi. Paties Facebooko profilį jau mato, kad tas pavasarinis toks judėjimas prasidėjęs ir kapitonas nerimsta. Žinok, Nemo kviečia. Kapitonas nerimsta ir nors ir ta žiema su Nemo lieptais praėjo, sakykime, intensyviai, bet jinai emocinė prasme buvo daug ramesnė. Bet kovo mėnesį taip, aš tampu labai neramus ir mes ruošiamės vėl labai dideliam, ne tik dideliam, bet pačiam didžiausiam žygiui per Lietuvoje, kuris tik tai galėjo būti Nemuno upėje. Ta prabėgus tokia netikra žiema, paties buvo labiau filosofinė apmąstymų ir išsigryninimo, kasgi apskritai yra tas žodis Nemo, kas yra projektas Nemo, kelionė Nemo, ir labai gražų video padarėt, beje. Taip, labai džiaugiuosi. Vizitinė kortelė galų galia turite. Vizitinė kortelė, jeigu kas nematėt mūsų sukurto promo video, nuostabus video, jį galima pamatyti mano paskyroje, Renatas Žila. Ir Antanai, kiekviena žiema, po kiekvienos vasaros man jinai yra apmąstymų žiema, kaip bebūtų. Nes tai, ką patiria kartais žmogus kelionėje per savaitę, sakykime, kad ir 5 dienom kažkas kažkur išskrido, jisai visada grįžta kupinas kažkokių išgyvenimų, emocijų, kažkokių patyrimų. Ir jisai jau skrisdamas atgal lėktuvu, jau jisai bando suvokti tą visą... Tai kasgi čia buvo? Kasgi čia buvo mano per tas 5 dienas, aš pabuvau Turkijoje, pabuvau ten, kažkur pakeliavau, tada žmogus grįžta namo, grįžta į savo įprastus darbus, įprastą gyvenimą ir jisai bando suvokti, ir jisai jau jaučia savotišką priklausomybę nuo tų kelionių ir jisai jau galvoja, viskas, dar praeis kažkiek laiko, aš jau planuosiu vėl vykti, vardan ko, dėl ko jisai ten vyksta. Būtent dėl tų išgyvenimų ir emocijų. Dabar įsivaizduokit, aš su visa savo įgula, su plaustu, su žmonėmis, sakykime, gegužės 28-30 atsišvartuojam ir nebegrįžtam į tą tašką. Ir 4 mėnesius kiekviena diena nežinai, ko laukti, nežinai, kokia staigmena bus, kiek emocijų ir visko. Ir taip 4 mėnesius aš prabūnu nepakartojamoj kelionėje. Tu įsivaizduojat, kiek apmąstymų aš parsivežu kiekvieną rudenį. Ir toks jausmas, kad visa tai yra dar susipinta. Gerai, o kada tada tas failas pradeda atsidarinėti? Svarbiausia, kad jisai neatsidarytų iš karto. Aš norėjau sakyti. Nes aš nežinau, jeigu yra psichologų, kurie klauso šitą laidą, aš tikiu, kad jie galėtų tą labiau paaiškinti, kas turėtų vykti su žmogum, kuris 4 mėnesius ne tik savo malonumui išplaukė kažkur pasiplaukiant, bet jisai neša atsakomybę už organizacinius klausimus, už logistiką, už svečius, už klientus, už viską, ten milijonas reikalų. Tai ir tie failai kartais būna sproginėję, kartais ryte pabudus aš kažką suvokiu.
Kartais naktį pabundu, nes iš, sakykime, ne visai gero sapno, nes tikrai mes visokiausių situacijų turim per visą vasarą. Ir tu kartais būna pabundi naktį ir sakai, ačiū Dievui, kad kažkaip užvėlavom, tada neišplaukėm arba laiku prisišvartavom. Ten reikalų yra labai daug. Kai mes su tami kalbėjome praėjusiais metais, taip drąsiai visiems girdint pasakė, jog šita vasara bus išskirtinė, ši vasara Nemo bus jubiliejinė ir šią vasarą jūs iki pajūrio. Iki pat galo. Taip, Nemo kelionės, Nemo plaustas buvo sukurtas su viena intencija. Kelionė turėjo nesibaigti. Mintis yra tokia, kad niekada nesibaigtų, kad tai būtų nuolat tėkmėje. Ir šiuo atveju pačios upės Nemuno man kartais yra per mažai. Aš norėčiau, kad jinai būtų dvigubai ilgesnė, nes Nemo potencialas, sakykime, 90 dienų vasaros ir Nemo potencialas yra nuplaukti apie 900 km drąsiai. Bet mes per 60 dienų, gal, sakykime, per 55 dienas perplaukėm visą Nemuną. Mums šiek tiek to trūksta. Keistai. Kalbam apie didžiausią Lietuvos upę mes čia ir čia atėjo, man šiek tiek per mažai. Jinai mažoka. Kažkada jinai atrodė labai didelį, bet dabar jos šiek tiek trūksta, bet, sakykime, užtenka. Ir visa ta idėja buvo sukurta tam, kad nuolat plaukti į priekį. Bet paskutinius 2 metus dėl tam tikrų techninių niuansų sprendimų mes pabandėme nesikraustyti per Kauno. Tai reiškia, kad atplaukę į Kauno jacht klubą, mes per 9 dienas Nemo plaustą išardom ir persivežam ir vėl susirinkam. Tai yra vienas didžiausių Lego konstruktorių laivyboje Europoje, sakykime. Taip, ne? Bet mes nusprendėm paskutinius 2 metus atplaukti iki Kauno marių ir Kauno marių baseine tarp Kauno ir Birštono plaukioti pirmyn atgal, kadangi nuo Birštono Nemunas sustoja, ten srovės nėra, ten gražūs vaizdai ir mums buvo labai paprasta, sakykime, ir ekonominė prasme, ir fizinio krūvio nereikėjo tiek daug panaudoti, kad išardyti plaustą. Tai praktiškai plaustas Nemo būdavo paskutinius 2 metus surinkamas vieną kartą pavasarį ir išardamas rudenį. Bet vidinis mano šauksmas, sako Renatai, ne tam buvo statomas Nemo plaustas, kad plaukėti Kauno marias. Ir todėl praeiti metai buvo paskutiniai, kada aš galėjau sau leisti dar kartą neplaukti iki Kuršių marių. Kapitonui pasidarė nuobodu. Man pasidarė nuobodu, aš pradėjau jausti kalties jausmą ir mes irgi, žiūrėkit, mūsų svečiams kruizas kiekvienas yra nauja. Bet kad man būtų įdomu, visų pirmiausia, Nemo plaustas buvo kuriamas tam, kad būtų man įdomu pirmoje eilėje. Kad būtų man gyvenimas įdomus, bet kadangi jisai tapo antiek įdomus ir tiek daug džiaugsmo ir jisai man suteikė, kad aš turiu pakankamai daug resursų tuo dalintis dar ir su kitais. Ir aš dar ir kitus noriu pasiimti savo kelionę. Supranti, kur čia yra filosofinė mintis. Ir to Nemuno už Kauno mums pradėjo labai trūkti. O 10-mečio proga Nemo mes nusprendėm pakartoti tą žygį ir tai bus 5. kartas, kai mes vėl perplauksim visą upę. Tas Nemunas už Kauno. Mes kažkaip esam kalbėję, kad yra vietų, kur, yra vietų. Taip. Šiaip apie Nemuną aš kalbu visada su pasididžiavimu, su meile, su džiaugsmu, nes jisai mūsų upė graži visur, pradedant Druskininkais, užbaigiant Kuršių mariomis. Bet jeigu kalbėti apie lankytinas vietas ir apie smėlynus, kurie man patinka, man smėlynai imponuoja. Jeigu Dzūkijoje išplaukus iš Druskininkų mes turim skardžius, mes turim pelkes, mes turim intakus upelių įvairiausių, akmenynų turim, daug lankytinų vietų. Tai irgi lankytinų vietų yra, bet sakykime, Bokštai, Merkinė praplaukėm, Punios šilas. Tai Nemunas už Kauno ypatingas yra savo smėlynais, kurie yra formuojami būtent mūsų žemkasis, kuri gilina Nemuno krantus ir pila smėlį į kairę į dešinę. Ir tie pliažai, jie mane pakerėjo. Mes atplaukiam, pamatom didelį pliažą, sustojame ir jame nėra nė vienos pėdos.
Netikiu. Nė vienos iki to pliažo niekas nebuvo dar atėjęs. Klausimas, kodėl mes pradėjom darytis, ten šabrakštynai iki to pliažo nėra Kad ateit reikia žinoti iš pradžių. Ir Nemo plausto įgula bei Nemo plausto svečiai yra pirmieji ant to smėlio. O smėlis, vos ne kaip Palangoj. Vat to aš labai pasilgstu. Plius labai daug pilių, labai visas tas kelias, kuris eina Panemunės, žinokit, ten yra kosmosas. Nemo plaustas turi galimybę stoti lankytiną vietą vos ne kas 2 kilometrą kairėje ir dešiniai pusėje. Ten iš tikrųjų Nemuno yra deimantas, bet reikia plaukti. Ta dalimi Nemuno reikia plaukti, nevažiuoti automobiliu. Nors mes ir taip važiuoti automobiliu daug, bet plaukti. Ne Baidarė, ne tik Valtelė, bet su viešbučiu, kai tu pasistatai savo kėdę ant antro aukšto denio, žiūri į pilį ir, čia, plaukti su Nemo plaustu, kuris yra virš 210 kvadratinių metrų gyvenamojo ploto, kuriame tu turi savo kambarį, virtuvę, kavos, arbatos, patalynės ir visą kitą, ir tu dreifuoji Nemuno vidury, čia tą reikia pamatyti, pajausti. Ir grįžtame, mėly Gold FM bičiuliai, toliau šnekučiuotis apie upių tėvą Nemuną, apie kelionę juo. Šiandieną pas mus svečiuose Nemuno ambasadorius, plausto Nemo kapitonas Renatas Žila. Mes pirmoji mūsų pokalbio daly jau nemažai visko jums mėliai papasakojom. Tai kapitonas žiemojo gerai, o kokią tą vasarą žada pasitikti, aš taip įsivaizduoju, vėlgi šiek tiek evoliucionavęs Nemo plaustas. Kiekvieną vasarą, kai mes išplaukiam iš Druskininkų, mes turim specialią tokią knygą, žurnalą. Kapitono knyga? Ne, jinai vadinasi patobulinimų knyga. Ir kai mes... Tu dabar rodai, nes... Taip, aš parodžiau taip per kelis sprindžius. Almanachas. Almanachas. Mes tiek visko prisirašom. Jūs įsivaizduokit, plaustas Nemo neturi alternatyvų. Nei Pabaltijai, nei Lietuvoje, nei Pabaltijai, nei Europoje. Jeigu kas nors surasi tokią alternatyvą, būtinai man parašykit. Bet būtent tokia, 200 kvadratų ant vandens, 200, viešbutis, tai plaukiantis per visą upę, išardomas, varomas vandens motociklu, jo su pirtimi, su visais, su 20 Dar būtų gerai, kad 10 metų veiktų. Dar 10 metų, kad veiktų, jo. Aš labai norėčiau, aš svajoju kada nors, kad sutiktų brolį ir kolegą. Ir kadangi mes neturim nei kur pasižiūrėti, nei ką palyginti, mes patys kuriam viską. Ir labai dažnai mūsų patys svečiai, kurie su mumis klientai plaukia, jie irgi kartais paturbina mūsų plaustą. Pavyzdžiui, jie pradeda sakyti, žinot, kapitone, duše būtų labai gerai turėti veidrodį. Ir čia, nes jie mato to kliento akimis, to svečio. Taip. Aš matau techninę kažkokią specifikaciją plausto Nemo, bet, sakykime, estetikos, grožio ir patogumo, tai atveju mūsų svečiai mums labai padeda. Ir mes patys, kaip yra, vaikštai su pečiu, vis atsitrenki kažkokį kampą, tada pradedi galvoti, ar galima kažkaip padaryti, kad to kampo nebūtų, ką galima, patvarkyti Nemo plauste. Tai mes po kiekvienos vasaros turim milžinišką storą knygą tų patobulinimų. Tai baigėsi kovo mėnuo, tai fiksuoju apie 23 dienas be išeiginių, aš keičiau visą Nemo plausto pontonų karkasą ir pačius pontonus. Tai buvo milžiniškas darbas padarytas, bet čia iš techninės pusės mes norėjom dar pakelti truputį tonažą. Tai dar buvo įdėta apie 8 tonas dar keliamos papildomos galios. 8 tonas. Jo, 8 tonas dar šiek tiek padidinom, tai jeigu Nemo plaustas pakils į viršų dar apie 10 cm, tai praktiškai Nemo plausto grimzda bus apie 25 cm. Tai mes galim praplaukti net ir per balą. Mes esam kalbėję apie tas legendinius tos sustojimus vidury Nemuno, pasimaudyti, pabraidyti. Taip. Pasidaryti nuotraukų gražių, tai kas vienam laivui gali būti tragedija, avarija klasifikuojama, mums yra pramoga. Neįtikėtina. Neįtikėtina. Ir mes sau leidžiam porą valandų pabūti ant tos seklumos, pasimaudyti, pabraidžioti. O paskui plaustą Nemo tiesiog nusistumėm ten, kur giliau ir plaukiam toliau. Pati filosofija, kaip tu tai vadini? Lėtas keliavimas gamtoje su lankytiniais objektais, kaip čia pasakyti, nes atrodytų, kad
ten vyksta viskas, kas tik nori. Na, mes priklausom labai konkrečiai sričiai. Tai yra visų pirmiausia glampingas, plaukiantis glampingas, patogusis stovyklavimas, kitaip tariant, bet mes dar, aš leidau savo pridėti dar vieną žodį, tai yra plaukiantis glampingas. Va tokio aš tikrai dar nesu niekur matęs. Ir antroji kategorija, kuriai mes priklausom, tai yra lėtasis turizmas. Kruizas. Ir aišku, mes dar esam vienintelis kruizinis laivas Lietuvoje, kuris gali suorganizuoti nuo 1 iki 6 nakvynių kruizą. Rinkis, ką nori. Rinkitės, kiek norite dienų, tiek mes jums ir suorganizuosim. Su pilnu maitinimu, be abejo, mes ir kambarius turim, tarp kitko, praeitais metais patobulinom kambarius. Anksčiau mes turėjom labai tokius patogius čiužinius ant grindų padėtus. Taip. Bet praeitais metais mes vis dėlto jau sugebėjom padaryti lovas. Dabar mes jau ir lovas turime. Vat ir mes tobulinam. Čia dar viena žvaigždutė prie glampingo. Atrodo smulkmena, ką aš dabar sakau, bet laivui, kuris plaukia be sustojimų 90 dienų visą vasarą, ir žmonės, jeigu jau ten lemta gyventi kažkam 5 paras, vis dėlto, reikia kažką tobulinti. Tai atsakant į tavo klausimą, taip, Antanai, labai daug kiekvienais metais vyksta patobulinimų, pagražinimų, pagerinimų ir taip toliau. Mes jau čia nekalbam, kad pirtis, gyvos muzikos vakarai. Taip, tai yra mūsų programos dalis. Asmeninis virėjas. Taip. Virtuvės šefas. Taip, virtuvės šefas visada su mumis yra, be abejo, pirties vakarai su profesionaliais pirtininkais ir mūsų gyvo garso vakarai su Sauliumi Paurazu. Paminėjau vardą, nuostabus žmogus, muzikantas, tiesiog Nemunas praeitais metais suskambėjo nuo jo gitaros. Ar kapitonas irgi tame dalyvauja, ir kapitonas yra tas kapitonas, kuris laiko šturvalą, gazuoja su vandens motociklu? Koks yra Renatas laive? Renatas laive yra labai charizmatiškas, draugiškas ir dalyvaujantis visur. Nors save kartais pozicionuočiau kaip intravertą, nes man labai patinka kartais tos žiemos, kai aš galiu pabėgti nuo to dėmesio ir nuo to šurmulio, bet prasidėjus vasarai kažkas atsitinka, aš galbūt kartais save traktuoju kaip aktorių, tokį natūralų aktorių, kuriam patinka tas vaidmuo, tas kapitono vaidmuo. Ir kuris turi savo teatrą. Kuris turi savo teatrą, savo sceną. Ir tarp kitko, kai mane kreipiasi kapitonu, man kažkodėl nejauku. Aš niekaip nepriprantu prie to žodžio, bet paskui, kai supratau, kad tai yra tiesiog a priori pareigybė, tiesiog tai yra pareigybė, o ne dievybė kažkokia. Kažkokia dievybė. Aš kažkaip ramiau pradėjau žiūrėti, bet labiau aš save pozicionavau kaip kelionių organizatorius, žmogus, kuris savo svajonę ir idėją dalinasi su kitais. Va čia man buvo priimtina. Bet aš esu visur, manęs pilna visur. Aš tai galbūt, norėjau pasakyti, kad to nedarau, bet kartais net ir sriubą pamaišau. Taip. Tai kada sezonas startuoja? Mes visada startuojame po Druskininkų kurorto šventės. Tai yra tokia savotiška mūsų tradicija. Taip. Nemo plaustas jau tuo metu būna jau paruoštas pilnai kelioniai ir mes Druskininkų centre Nemo plaustas stovi visada ten prie garlaivio. Ir mes atšvenčiam Druskininkų kurorto šventę ir dažniausiai tai būna gegužės pabaiga. Ten plius minus kelios dienos, bet mes žiūrim ten maždaug pagal kalendorinės dienas, kada mums ten geriau išplaukti. Bet tai dažniausiai būna gegužės paskutinės dienos. Tai jubiliejaus 10-ųjų Nemo metinių proga dar yra startavęs ir naujas puslapis nemokelionės.lt, ten yra viskas. Taip, mūsų labai geras, paturbintas puslapis, tai mes su Antanu kaip tik prieš laidą kikenom, kad tai jau 5. svetainė, nes pirmos 4 savęs kaip ir... Netokios buvo. Jos buvo labai geros, jos buvo tikrai fainos, bet galų galiausiai man prireikė 9 metų, kad suprasti, kaip pozicionuoti savo produktą svetainėje ir kaip tai turi viskas atrodyti. Tai šiai dienai mes turim nuostabią svetainę, pačią geriausią, pačią gražiausią, nemo-kelionės.lt, visų klausytojų tikrai prašau, pasižiūrėkit, pasmalsaukit, tikrai rasit labai daug įspūdingų emocijų. Net mūsų, jau tik net mūsų svetainėje rasite tų emocijų. Paskutinis klausimas tada, kapitonė. Tai
kas yra laimė? Ar ji tik Nemune, ar ji tik Nemo, ar dar kažkur? Antanai, kokį sudėtingą klausimą uždavei, Kad jau- į kurį atrodo galėčiau taip paprastai atsakyti, kad aš, pavyzdžiui, esu labai laimingas. Vat. O kokia ta formulė tos laimės? Nu, aš galėčiau galbūt tik tai va taip pasakyti, tik iš savo prizmės. Taip. Va, tik iš savo. Ne suabsoliutinto viso, ne atrodyt kaip kažkoks laimės gūrų, bet mylima veikla, aistringa veikla mane išlaisvino iš labai daug visokiausių velnių. Jo, Apgydė. Apgydė, taip. mane apgydė. Plius, didelė atsakomybė, dideli iššūkiai ruošiantis tokioms kelionėms ir pačios kelionės, vat, jeigu prieš tai aš labai linksmai apie viską kalbėjau, kad aš visame dalyvauju, esu charizmatiškas savo kelionėse kaip kelionių organizatorius ir kapitonas, patikėkit, aš išgyvenu irgi labai daug įvairiausių transformacijų ir stresų ir viso kita, bet toks jausmas, kad visas tas stresas, bet nukreiptas į gerą, arba nukreiptas į gėrį, į kažką tokio, kas turi pridėtinę vertę ne tik tau, bet ir dar ir kitiems, formuoja tavo asmenybę ir vieną dieną tu supranti, kad tu gyveni prasmingą gyvenimą, kad jisai nėra iššvaistytas veltui ir staiga tu pamatai, išgirsti save, kad tu gali labai lengvai pasakyti, aš esu laimingas. Pas mane viskas gerai, aš kaifuoju nuo savo gyvenimo, aš džiaugiuosi, aš žinau, kiek ateinančią vasarą aš padovanosiu nuostabių emocijų žmonėm ir pats pasidžiaugsiu tuo. Ir patirsiu kažką nuostabaus ir tas gyvenimo prasmė mane daro laimingą. Nu, vat ir akcentuokim tada, šiandieną pas mus svečiavosi laimingas Nemuno ambasadorius, Plausto Nemo kapitonas Renatas Žila. Renatai, smagu, kaip visuomet. Ačiū labai, Antanai, labai smagu buvo dar kartą apsilankyti. Gero sezono, kapitonas. Gero sezono, ačiū.